Mieli žmonės, šiandien ypatinga diena, Tarptautinė knygos ir autorių teisių diena, Nacionalinės bibliotekų savaitės pradžia. Jums tikriausiai kyla klausimas, kodėl turime miškininko dieną, mediko dieną, melioratoriaus dieną, o bibliotekininkai turi visą savaitę. Jums tikriausiai atrodo, kad bibliotekininkai taip užšvenčia, kad jiems neužtenka vienos dienos atsigleivėti, jiems reikia visos savaitės atsigleivėti. Jums dar kyla ir kitas klausimas, kad neužtenka nacionalinės bibliotekų savaitės, tai 2016 metai paskelbti bibliotekų metais. Tai vadinasi, savaitės neužtenka jau visi metai. Bet aš galiu jūs nuraminti, kad bibliotekininkai nešvenčia, bibliotekininkai dirba. Ir prieš 16 metų sugalvota ir inicijuota ir paskelbta nacionalinė bibliotekų savaitė, tai yra bandymas patraukti valdžios dėmesį, priartėti prie bendruomenių, kuriom bibliotekų veikla ir yra skirta. Iš esmės, nacionalinė bibliotekų savaitė prasidėjo jau vakar Seime vykusioje konferencijoje. Stovėdamas Seimo aukštoj tribūnoj ir kalbėdamas pasakiau tokius žodžius. Fiodoras Dostojevskis sakė, grožis išgelbės pasaulį, bet aš norėčiau pataisyti Dostojevskį ir pridėti. Grožis, išmintis ir šviesa išgelbės pasaulį ir Lietuvą. O šita trijulė, grožis, išmintis ir šviesa, gyvena tarp bibliotekos sienų. Jeigu pritarėte, paplokite. Ačiū, teiginys yra teisingas. Taigi, mano misija šiandien kaip ir baigta. Aš dabar pabaigsiu sodinti ir pašventinsiu medelį, kurį bibliotekų metų proga mums padovanojo Sodo centras Frezija. Jisai auga ten ir aš manau, kad jisai vešės. Bibliotekos lankytojams palinkėčiau ateiti į biblioteką kaip į šventę, bet neišeit kaip iš šventės, nes šventę paliekame liūdni. Bibliotekininkams palinkėčiau ne atlaidžių lankytojų, bet supratingų lankytojų ir ištikimų lankytojų. Taigi gyvenkime, kaip sakoma tam multfilme, gyvenkime draugiškai. Ačiū. Kur mano partnerė? Geros direktorių čia Klevas. Klevas. Specialus. Laja, apvali laja. Ar visi nufotografavote? Tęsėme renginį. Šiemet visas pasaulis mini Viljamo Šekspyro 400-asias metines. Nacionalinė bibliotekų savaitė tai ta puiki proga, kuomet šiam iškiliam rašytojui ir kūrėjui galime suteikti ypatingą dėmesį. Ievos Simonaitytės bendruomenė šią savaitę klaipėdiečius ir miesto svečius kviečia į netradicinius Viljamo Šekspyro skaitymus. Šekspyro skaitymams biblioteka paruošė ne tik šio autoriaus kūrybos lentyną, kurią matote šalia supynių, bet ir vietą skaityti. Tai yra šias gražias supynės. Džiaugiamės, jog šiandien galime atidaryti supynės kartu su puikiais aktoriais ir skaitovais.
Įsupuoti Viljamo Šekspyro sūpynės kviečiame Gintarių Petkų ir Editą Miravičiūtę, kurie Viljamo Šekspyro kūrybą skaitys lietuvių ir anglų kalbomis. Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance and age's changing course and trend. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wondrest in a shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Taip, meilė neregė, bet kam jinai ir patį žmogų neregių padaro. Ką reiškia grožis, puikiai tu žinai, kodėlgi blogo neskiri nuo gero. Ir jeigu nuvedė tave aistra į tokią įlanką, kuri vienodai visiems laivams, laiveliams atvira, tai ko maištingo ryžto neparodai. Širdis palaikė nuosavų turtų, tai, ką kiekvienas glemžė po truputį. Nejau budrusis protė, snaudai tu, kai melas miglą į akis tau pūtė. Kokia jėga apgaulę išsklaidys, jei aklos mano akys ir širdis. Dėkojame skaitovams ir pantomimos teatrui A bei šios šaunios trupės vadovui Aleksui Mažonui už nuostabią improvizaciją. Dar kartą paplokime. Kad Viljamo Šekspyro sūpynės suktis nesustoto, prie mikrofono maloniai kviečiame gerbiamą aktorių, režisierių, vieno aktoriaus teatro vadovą Sigutį Jačėną paskaityti Viljamo Šekspyro eiles. Dėkoju Jums, dėkoju. Iš tikrųjų, mano pasirinkimas labai paprastas. 16 bibliotekų savaitė prasideda. Tegu tęsiasi į dar 116 metų. Tai 116 sonetas. Beje, iš viso jis jų parašė 154. Pasirodė jie likus 7 metams iki rašytojo mirties. Tai jau greit, 1609 metais. Tai greitai bus 7 metai. Taigi 116. Gražu, kad čia dviese suposi. Dviejų širdžių ištikima draugystė, jokių nepaiso kliūčių kelyje. Juk meilė dar ne meilė, jeigu ją sutriuškina klasta ir išdavystė. Tikroji meilė kaip žvaigždė skaisti, kuri nemirksniui nepaliauja degti. Ji drąsina jūreivį gūdžią naktį, kai laivas vaido jie sulai pikti. Ne, meilė nepastumdėlė likimų. Jei visagalis laikas, nebaisus, kuris naikina lūpų radastus ir iš visų tą pačią duoklę ima. Jei tau meluoja posmai šių eilių, nebėra pasaulį meilės, aš tyliu. 14 eilučių, tiek tęsiasi kiekvienas sonetas ir skambantis jie jau yra, kaip minėjau, 400 daugiau metų. Kiek jų išversta į įvairias kalbas, sunku ir be pasakyti. Beje, aš atėjau ne vienas, irgi dviese. Lyg tai galėčiau pasodinti savo žmoną į sūpuoklės ir ją pasodinti. Bet aš kviečiu žmoną prie mikrofono, Nijolė, tai. Ir irgi vieną sonetą paskaityk, prašau. Tai bus, man regis, 90. Taip, prašau. 90, bet jis liūdnas labai. Nieko, meilė, kad jis buvo ir liūdna. Jei mesi tu mane, tai mes dabar, kol man likimas vien nelaimės neša, kančių taurėn nuodų įpilki dar, tik Dieve gink, ne paskutinį lašą.
Daryk, ką nori, kad tik tai lemtis iš pasalų man smūgio nesuduotų, kad viesulinga nerami naktis neužsibaigtų rytų darganotų. Palik mane dabar, bet ne tada, kai smulkios bėdos bus jėgas pakirtę. Lai atslenka dabar mirtis, kuriai nebegalėčiau atsispirti, nes kol aš tau bent kiek brangi esu, tol niekas man pasauly nebaisu. Dėkojame gerbiamam Sigučiui Jačėnui ir žmonai už nuostabias Viljamo Šekspyro eiles. Jos paskaitytos ir pasakytos buvo tiesiog jaudinančiai, visi turbūt sutiks. Supynės atidarytos, Viljamas Šekspyras įsupuotas.